Sveiki! Europos čempionate komandos jau sužaidė aštuntfinalius. Kas tęsia kovą dėl medalių ir olimpinių kelialapių, o kieno kelionė jau baigėsi? Turo apžvalga. Praėjusioje laidoje apžvelgėme pirmuosius 4 aštuntfinalius. Juose pergalės iškovojo Latvijos, Graikijos, Ispanijos ir Prancūzijos rinktinės, o antroji atkrintamųjų diena labiausiai įsimins ko gero čekams. Prieš juos neatsilaikė vienais iš pirmenybių favoritų laikyti kroatai. Jų sudėtyje puikuojasi ne viena įspūdinga pavardė, tačiau kartu Kroatijos rinktinės žvaigždės leidusios čekams dominuoti iš esmės visas rungtynes, sukrapštė vos 59 taškus, Čekijos komandai leido įmesti 80 ir patyrė fiasko. Pirmąją išties didelę turnyro sensaciją sukūrusiems čekams 20 taškų pelnė ir 13 kamuolių atkovojo Janas Veselį, o Tomašas Satoranskis eilinį kartą kokybiškai vadovavęs komandos žaidimui į savo sąskaitą įsirašė 10 taškų, 11 rezultatyvių perdavimų ir 5 atkovotus kamuolius. Gerokai prasčiau žaidimo atakavusiems ir dvigubai dažniau klydusiems kroatams 12 taškų surinko Bojanas Bogdanovičius. Suomiai garbingai priešinosi Serbijai 3 kėlinius, tačiau ketvirtąjį serbai sužaidė tiesiog per daug įtikinamai, o jam įpusėjus turėjo jau 19 taškų pranašumą, kurio suomiams panaikinti neužteko nei jėgų, nei meistriškumo, nei laiko. Įspūdingus pasirodymus Serbijos komandoje surengė net 2 krepšininkai Miroslavas Radulica ir Nemanija Bjelica. Pirmasis pataikė 11 dvitaškių iš 12 ir surinko 27 taškus, o jo kolega pridėjo 19 taškų ir 14 atkovotų kamuolių. Sasu Salinas suomiams pelnė 26 taškus. Izraelis nesukūrė jokios intrigos susitikime su Italijos rinktinė. Andrea Bargnani nebaigė rungtynių dėl patirtos traumos, tačiau vieno iš lyderių praradimas nesustabdė italų įveikusių varžovus net 82-52. Alessandro Gentile šiame čempionate nenublankstantis tarp NBA rungtyniaujančių komandos draugų buvo rezultatyviausias Italijos rinktinėje su 27 taškais. 14 pridėjo puikiai rungtynės pradėjęs Marko Belinelli. Izraelio ekipoje, kurioje šįkart solidžiai nesugebėjo sužaisti nei Omri Kaspi, nei Lioras Iljahu, Galas Mekelis įmetė 20 taškų. Lietuvos krepšininkai rezultatu 85-81 įveikė Gruzijos komandai, kurios krepšį Lietuvos krepšinio sirgalių numylėtiniu tapęs Jonas Mačiulis įmetė net 34 taškus. Jis taip pat atkovojo 6 ir perėmė 4 kamuolius, blokavo 2 varžovų metimus ir išprovokavo 7 pražangas bei iš viso surinko 50 naudingumo balų. Tai buvo pirmasis toks pasirodymas Europos čempionatuose nuo pat 2001, kai 52 naudingumo balus buvo pavykę surinkti Dirkui Novickiui. Paulius Jankūnas prie pergalės pridėjo 17 taškų, o varžovams 23 pelnė Zaza Pačiulyje. Lietuvių ketvirtfinalyje laukia Italijos ekipa. Su jie ketvirtfinalio rungtynes mūsiškiai žaidė ir praėjusiame Europos čempionate. Tada Lietuvos rinktinės iškovojusios pergalę rezultatu 81-77, gretose rezultatyviausiai žaidė Mantas Kalnietis ir Renaldas Seibutis, pelnė po 17 taškų. Italijos rinktiniai 22 surinko Marko Belinelli. Tiesa, italų gretose tuomet nebuvo nei Danilo Galinari, nei Andrea Bargnani, kuris nors mače su Izraeliu patyrė traumą, greičiausiai žengs ant parketo jau rungtynėse su lietuviais. Ką krepšininkai žino apie praeities Lietuvos krepšinio legendas? Viktorina, kurią pradeda Lukas Lekavičius, Paulius Jankūnas ir Antanas Kavaliauskas. Jasikevičius. Sabonis. Sabonis, nežinau. Karnišas. Taip pat Sabonis. Nežinau. Daug. 4. Manau, kad nemažai. Nežinau, spėsiu, nes tikrai nežinau tikslaus atsakymą. 5. Nežinau. 10. 10. 3. Italai. Nežinau. Tai turbūt ispanai kokie ir graikai. Ispanai. Ir graikai. Lietuvos rinktinė įveikusi Gruziją tęsia kovą senojo žemyno pirmenybėse. Tai, kas mūsiškių laukia toliau, apžvelgs Rūtenis Paulauskas. Italija pasižymi tuo, kad turi iš tikrųjų nemažą grupę talentingų žaidėjų. Užaugo tikrai nauja karta, kas buvo su Bazilė, kas buvo su, tarkim, Poseko.
ta karta nuėjo, buvo tam tikras laikotarpis, kada italai išgyveno krizę, praktiškai negalėjo tikėtis nei skambių pergalių, nei kažkokių tai tuo labiau titulų. Dabar atėjo Belinėlio karta, atėjo Galinario karta ir aš galvoju, kad ta rinktinė iš tikrųjų atsigauna. Niekada netims iš italų laimėtojo mentaliteto. Jie iš tikrųjų laiko save krepšinio šalimi ir tai yra tikrai tvirtas pagrindas, pasižiūrėjus į tradicijas, pasižiūrėjus į jų istoriją. Jie iš tikrųjų yra daug labai nuveikę, tiek Europoje, tiek pasaulyje. Turi iš tikrųjų pakankamai pajėgų čempionatą. Na ir pati sistema, vaikų ugdymo, mokyklos, jos iš tikrųjų dirba labai produktyviai. Taigi aš galvoju, italai pilni ambicijų, italai visą laiką žaidžia tokį modernų, labai gerų, sakyčiau taip, taktinių savo žaidėjų išnaudojimų paremtą krepšinį, kas būdinga iš tikrųjų lietuviams ir ką lietuviai visada gerai išnaudoja, tai savo gynybinius sugebėjimus. Tai yra mokėjimas stabdyti žaidėjus 1-1 ir visai neblogai sekasi žaisti gynyboje 2-2. Taigi aš galvoju, kad kelias į sėkmę arba raktas į pergalę tai yra pačių lietuvių rankose ir rankose žaidžiant gynyboje. Mūsų komanda išlieka kol kas tie patys pavojingiausi žaidėjai, tai Jonas Mačiulis ir Jonas Valančiūnas, bet tai nereiškia, kad mes neturim kitų žmonių, kurie galėtų nepadėti arba negalėtų būti lyderiais. Tai visų pirma Mindaugas Kuzminskas. Aš galvočiau ir apie Mantą Kalnietį, kuris kai kuriuose rungtynėse iš tikrųjų atskirais momentais ir atskirom atkarpom žaidžia gerai. Na, o iš tų, kurie galbūt dar neparodė savęs, tai aš galvoju, kad Paulius Jankūnas gali būti lyderis. Na ir galbūt Milaknio tritaškiai iš tikrųjų pakeltų tą mūsų blogą iš toli pataikymo procentą. Kokius patrauklius statymus prieš ketvirtfinalio etapą gali pasiūlyti lažybininkai? Baltic Bet prognozės. Lietuva pirmąjį kartą šiame Europos čempionate nėra laikoma rungtynių favorite. Jei tikite lietuvių pergalę, už ją pastatę eurą atsimtumėte 2,65 €. Manantiems, kad komandos kartu pelnys bent 157 taškus, siūlomas 2,30 koeficientas. Tuo metu, jeigu statysite eurą už tai, kad Lietuvos rinktinė pralaimės tik 1 tašku arba laimės, sėkmės atveju laimėtumėte papildomą eurą ir 25 centus. Lietuvių šansai laimėti pirmenybes vertinami taip pat kaip prieš aštuntfinalius. Siūlomas koeficientas 16, o prasčiau vertinamos tik Latvijos ir Čekijos galimybės. Visą lažybų pasiūlą galite rasti Baltic Bet interneto svetainėje balticbet.lt.